Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Žinokit, ilgą laiką mąsčiau, verta ar neverta daryti tokią laidą. Nemažai šią temą, kurią šiandieną norėčiau pašnekėti, jau yra parašyta žurnale Retromanai, taipogi Retromobilė LT puslapyje. Vienok taip permašiau, pergalvojau, o iš kitos pusės ir buvau netgi tiesiog inspiruotas Susisiekimo ministerijos rašto, kurį gavau, kaip sakant, ant dienų, kuriame yra aprašyta, minimaliai aprašyta istorija, nuo ko ir kaip prasidėjo istorinių transporto priemonių vertinimas, kodėl viena vertinimo tvarka yra gera, kita yra bloga. Tai nėra labai ilgas raštas iš Susisiekimo ministerijos pusės, 2 lapai, bet čia yra trumpai apžvelgta taip vadinama senoji vertinimo tvarka, kuris įgaliojo 11 metais, ir naujoji vertinimo tvarka, kuris įgaliojo 21 metais. Ir tiesiog esu šokiruotas ir labai nesmagiai nustebęs štai tokio rašto parašymu, tokios, nenoriu sakyti nekompetencijos, bet pilimo į vienus vartus, kad žiūrėkit, kokia buvo prieš tai negera tvarka ir štai žiūrėkite dabar, kaip yra nuostabu ir nepakartojama, kokie mes visi gražus nepakartojami, turiu omeny Susisiekimo ministeriją. Tai aš tiesiog negaliu nereaguoti ir dabar net neįrašyti šitos laidos. Kas liečia rašto rašymą, viskas ok, tas yra sureaguota. Aš jau parašiau savo poziciją, kad Susisiekimo ministerijos išreikšta nuomonė yra netinkama, tai yra neteisybė tiesiog surašyta. O šiandieną mano laidos tikslas yra tiesiog perėti per tą istorinę prizmę ir viską sudėlioti faktais. Kaip buvo, kas buvo daroma arba nedaroma ir kaip yra prieita prie dabartinės situacijos, prie to, ką mes dabar turime istorinių transporto priemonių vertinimo srityje. Tai aš paprasčiausiai noriu viską padėlioti faktais. Faktais ir be jokių savo išvedžiojimų, be jokių savo samprotavimų. Tai manau, kad ir žiūrovai, tiek besidomintis, ypač besidomintis istoriniu transporto judėjimu Lietuvoje, didžiąją dalimi jūs ir žinote, kas vyksta, bet tai, kas yra išdėstyta ministerijos rašte, tai tiesiog, pasikartosiu, labai ir labai nesmagiai šokiruoja. Tas raštas yra skirtas Seimui, tas raštas yra skirtas saugos administracijai, Transekstai, ir mano vadovaujamai organizacijai. Tai galbūt ir pradėsime nuo tų vadinamų faktų. Taigi, viskas prasidėjo ne nuo saugaus automobilių keliais įstatymų, tas buvo 10 metais priimtas, po to reikėjo poįstatyminius teisės aktus kurti. Taigi, poįstatyminiai teisės aktai buvo pavesti kurti Valstybinei kelių transporto inspekcijai, tai yra tuometinė LTSA. Tai aš aiškumo dėlei tiek Valstybinė kelių transporto inspekcija, tiek Lietuvos transporto saugos administracija vadinsiu santrumpą LTSA. Kad visiems būtų aiškiau ir paprasčiau, ką aš turiu tai omenyje. LTSA tai yra Susisiekimo ministerijos pavaldume esanti institucija. Šiuo atveju atsakinga ir už istorinio transporto administravimą. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip jinai tvarkėsi su šia jai naujai pavesta sritimi. Tai pradėkime netgi nuo pačio pirmojo fakto. Įstatymas saugaus automobilių keliais buvo priimtas 10 metais. Turėjo būti sukurti poįstatyminiai teisės aktai. Jie yra pavesti LTSA. LTSA nesugebėjo jų sukurti nei per 10 metus, nei per 11 metus, ko pasiekoje teko rašyti keletą raštų į Susisiekimo ministeriją, kad, kame reikalas, kodėl yra nesukuriami poįstatyminiai teisės aktai. Galų gale aš pats asmeniškai pateikiau siūlymą, kaip turėtų atrodyti ta vadinama naujoji vertinimo tvarka. Ir žinot, kas gavosi? O gavosi paradoksas. LTSA paėmė ir patvirtino mano pasiūlytą vertinimo tvarką. Su visomis rašybos klaidomis, su loginėmis klaidomis. Aš patikiu tik tai kaip pirminį projektą tolimesniems svarstymams. Bet nežiūrint į tai, 2011 metų spalio 6 dieną tai buvo patvirtinta ta vertinimo tvarka. Aš laikau, tai yra pirmasis požymis LTSA nekompetencijos. Tai yra faktas, kad jiems buvo pavesta tai vykdyti nuleisti iš viršaus ir jie nežinojo nei kaip tą daryti, nei didžiąją dalimi norėjo tą
daryti ir galbūt ir gilintis baisiai nenorėtų vertinti. Vienas iš tų pirmųjų faktų, kad parengta pati tvarka yra nekompetitingai. Taip sutinku, aš ją pateikiau, bet aš ją pateikiau tik tai svarstymams, o ne patvirtinimui. Na, bet tuo metu visi mes buvome euforijoje, džiaugiamės, kad bent tokia tvarka patvirtinta ir paminėsiu, patvirtinta 11 metų spalio 6 dieną. Jinai įsigaliojo nuo 12 metų gegužės 1 dienos. Tai yra labai svarbios datos, kurios aš dabar sakau, nes jūs toliau pamatysite pagal kitus mano dėstamus faktus, kaip visa tai yra susiję. Taigi, tvarka nauja įsigaliojo 12 metų gegužės 1 dieną. Jau lapkričio mėnesį tiek Retromobilė, tiek Dzūkijos klubai rašo bendrą raštą į LTASA dėl tvarkos koregavimo, dėl griežtinimo. Jūs įsivaizduojate, praėjo pusę metų ir mes jau pamatėme šios vertinimo tvarkos netobulumus. Susikooperavę su Dzūkų klubu, Retromobilė, kartu parašo bendrą raštą, koreguokite, gerbimieji, štai šitą tvarką, nes mes jau matome negerumus. Vienas iš pirmųjų negerumų buvo, tai kad buvo įrašytas Mercedes-Benz klubas į vertintojų sąrašus. Pirmiausia, tai nebuvo nei patikrinti jų įstatai iš esmės, nei veikla, tai yra klubas visą apimantis tiek istoriniai automobiliai dalinai, tiek bendri automobiliai, vienu žodžiu, bet tai nėra istorinės technikos klubas, ką toliau ateitis ir parodė, tai yra faktas. Taip kad mes kreipėmės į administraciją prašydami, kame reikalas, sugriežtinkite įrašomų asociacijų reikalavimus, kad tai neturėtų būti formalus 3 metai asociacijai, jos įstatuose gali būti įrašyta tik tai istorinių automobilių vertinimas ir to neva pakanka. Nes pagal logiką gaunasi, kad aš galiu patapti avių auginimo asociacijos narys, pasikviečiu kitus narius tokius panašius kaip aš, pakeičiame įstatus, nors asociacija įsteigta prieš 10 metų, ir sakau, žiūrėkite, mano asociacija yra prieš 10 metų įsteigta, įstatus aš pakeičiu prieš mėnesį, bet čia visiškai yra nesvarbu, ir įrašykit mane į vertintojų sąrašą. Ir žinot ką? LTSA tas tiko. Ir jie būtent taip ir vertina savo priimtą teisės aktą. Mes buvom labai dideliam šokė, bet mus visą laiką LTSA ramina. Nesikiškite, viskas čia kol kas yra kontroliuojama, viskas čia yra puiku, žiūrėkit, juda, nedaug tų asociacijų yra, nedaug tų vertinimų, problemų daug nėra, bet mes jau pradedame matyti tas pirmasias probleminės situacijas. Na ką, važiuojam toliau, eina laikas, mes po truputį vertiname, žiūrim, kad po kiek tai laiko į tuos sąrašus prasidėjo masinis įvairiausių asociacijų įrašymas. Nieko bendro neturinčių su istorinės automoto. Vienas iš tokių pavyzdžių, akivaizdžių, tai yra savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijos įrašymas į vertintojų sąrašas. Taip mes žinojame, kad tokia yra, bet ten nieko bendro neturėjo su istoriniu transportu. Jis neorganizavo jokių renginių, nei prieš, nei tuo labiau, kai buvo jau įrašyta į sąrašus. Žinoma, ir dabar, kur jinai yra, nieks nieko nežino. Bet tai buvo labai didelis deguto šaukštas, tai vadinamai medaus statinėje, nuo ko didžia dalimi ir prasidėjo ta vadinama griūtis. Dar kiek tai metų praėjo, mes kentėjome sukandę dantis. Mes, tai aš turiu omeny asociaciją Retromobilė pirmiausia, tai yra Dzūkų klubas, ekipažas, Liama, tai vadinama, tai yra tie tikrosios organizacijos, kurios realiai kažką tai darė, galų gale muziejus steigė, žurnalus leidė, renginius organizavo ir vykdė kitą švietėjišką veiklą. Bet LTSA tai buvo visiškai nusispjauta. Tai vienas iš tokių nenuginčimų faktas, tai yra nekompetitingų organizacijų įrašymas į vertintojų sąrašus. Ir štai, kaip čia toliau paminė ir Susisiekimo ministerija savo rašte, vyko teisminiai ginčai. Taip, žinoma, tai teisminiai ginčai dėl automobilių įrašymo ir nerašymo vyko tik su vienintelė organizacija, tai yra su savadarbiais. Nei viena kita istorinės technikos organizacijų neginčia ir nesiginčino su LTSA priimtais sprendimais. Tačiau vienintelė organizacijai, kuriai reikėjo ginčytis, kurie labai norėjo ginčytis ir labai mėgo ginčytis, jie tą ir darė.
ką padarysi, jau tokia natūra tų vadovų tuomet taip ir buvo. Tai čia irgi nemanau, kad jūs nuginčysite tą faktą, jog į vertintus sąrašus buvo įrašytos visiškai nekompetentingos organizacijos. Tai, kad buvo nekompetentingos, aš toliau jums dar papildomai įrodysiu. Likite, toj bus dar įdomiau. 2017 metais į vertintojų sąrašą yra įrašoma asociacija Audi klubas. Na, čia jau kažkuria taip prasme buvo peržengtos visos ribos. Ta prasme, kad iš nepagarbos tikroms istorinės transporto priemonėms asociacijoms, kad kas per Audi klubas. Na gerai, yra toksai klubas, jis turi teisę egzistuoti, bet prie ko jisai su istoriniu automobilių vertinimu? Priminsiu, kad tik taip dar po 2 metų įsikūrė tikrasis istorinio Audi automobilių klubas. Taigi, 17 metus mes turime, dar vienas iš tų faktų ir vėlgi nieko bendro nėra su istorinės automototechnikos vertinimu. Bet nuo 17 metų pabaigos ir prasidėjo labai intensyvus susirašinėjimas ir ta tokia kova vadinama dėl to, kad iš tiesų reikia kažką tai daryti ir negalima jau palikti tos vadinamos vertinimo tvarkos savieigai, nes, Mersų klubas įrašytas, Savadarbiai įrašytas, Audi klubas įrašytas, o kas toliau? Taigi, nuo 18 metų pradžios elektromobilio pradėjo nuolatinai sistemingai rašyti į LTSA dėl vertinimo tvarkos griežtinimo ir koregavimo atitinkamai. Kad taip, sužiūrėkit, reikia galų gale atsijoti grūdus nuo pelų ir turėti omeny, kad tai yra suteikta teisė iš tiesų istorinės technikos organizacijoms visą tą daryti. Pasipylė organizacijos kitos, iš viso po to jų pasitapo 18, kaip rašo rašte, būtent Susisiekimo ministerija, tai 18. Galit patys pabandyti paskaičiuoti, kas čia do organizacijos ir panašiai. Taigi, nuo 18 metų pradžios prasidėjo rašto rašymas ir kaip visą laiką LTSA niekada nereagavo. Tai yra atrašinėdavo, kad tvarka veikia, jos koreguoti nereikia, jos tvarkyti nereikia, griežtinimo nereikia. Tai mano pirmasis užfiksuotas faktas, tai yra 18 metų balandžio 3 dienos raštas dėl vertinimo tvarkos peržiūrimo, jos griežtinimo. Nesureaguota. Tada po 2 mėnesių, birželio 11 dieną, dar yra vienas patikiamas raštas, kad, negalime toliau tęstis taip. Vėl nesureaguota. Tada Liepos 10 dieną yra vėl patikiamas raštas, kad tvarka yra akivaizdžiai besiritanti žemyn. Prašome koreguoti ir tvarkyti vertinimo tvarką. Mes patys to negalime. Tada Liepos 10 dieną raštas jau yra teikiami irgi nauji siūlymai, kaip galbūt tą vertėtų daryti, koreguoti. Lietuvos transporto saugos administracija vėlgi mus ramina, kad viskas tai bus gerai, nieko nereikia daryti. Na ir praeis kiek tai laiko, nesulaukus reakcijos iš LTSA, teko rašyti jų viršininkams. Tai yra kreiptis į aukštesnę instituciją, į Susisiekimo ministeriją. Ir nurodyti, kad žiūrėkite, yra bėda jinai yra nesprendžiama, nei viena iš tų bėdų nėra sprendžiama ir, imkitės priemonių. Susisiekimo ministerija dėja irgi nereaguoja, nesikreipia. Aš nesakau, kad jie yra blogi, aš galbūt galiu prileisti prielaidą, kad ir aš galbūt kažką net gerai darau ir neteisingai darau. Tai čia irgi netmeskime tos aplinkybės. Na, bet bent jau kažką tai darau. Stengiuosi ir judam toliau. 19 metai ateina, vėl nieks yra nereaguojama, 19 metus kažkaip tai mes pragyvename, 19 metų pabaigoje vėl atakuoju raštais, nes aš kitaip niekaip negaliu padaryti. Ir gavosi taip, kad paprašau iš sąrašo galų gale išbraukti, oficialiai išmesti Audi klubą. Kaip aš. Ne aš. Mano vadovauja organizacija Retro rūmai. Buvo tokia ir yra tokia. Tai aš kreipiausi į ją ir LTSA man atsakė, kad ne, jie negali to išbraukti, tos asociacijos, kad taip nebus. Ir pažada 20 metų
sausio vasario mėnesį peržiūrėti visą tvarką. Tai yra ją pakoreguoti. Na, jau 20 metai ateina. Jau čia prie pačių įdomiausių įvykių, prie tokio pasikeitimo kardinaliai. 20 metų sausio 8 dieną aš kreipiuosi dėl Audi kurbo išbraukimo iš vertinų sąrašo 3 kartą. Ir vasario 11 dieną gaunu atsakymą, kad negalim išbraukti, nes vertinimo tokia tvarka yra ir jie toliau turi tą daryti. Na, jau žinokit, buvo perpildytos visos taurės, visos kantrybės taurės. Ką aš padariau, tai yra kreipiausi į ginčių komisiją. Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Vasario vidury, lygiai prieš 6 metus, 20 metų vasario mėnesį. Ginčių komisija labai operatyviai ėmėsi veiksmų, ėmėsi priemonių ir jau 20 metų kovo 18 dieną priėmė sprendimą, tai vėlgi yra faktas, ne mano išvedžiojimai, kuomet nurodė, jog LTSA yra neteisi, jog neišbraukė Audi klubo iš vertintojų sąrašo. Na, čia jau kažkuria prasme prasidėjo tokia kaip ir iš LTSA pusės, kaip čia išsireiškus, jeigu jūs taip, tada mes taip. Ir įvyko tai, kas dabar įvyko. Bet vėlgi, einame nuosekliai ir žiūrime, kas toliau. LTSA apskundė ginčių komisijos sprendimą vyriausiam administraciniam teismui. Vyriausias administracinis teismas nebuvo toks nuolankus LTSA ir dar griežčiau ir dar aiškiau pasakė, kad labai nonsinė situacija. Pati valstybinė institucija priima teisės aktą, priminsiu, 11 metų spalio 6 dieną, ir pati institucija nevykdo savo priimto teisės akto, kuomet nuolat jai kitos nepelno siekiančios organizacijos nuolat sistemingai baksnoja ir reikalauja vykdyti tos tvarkos. Tai teismas priėmė sprendimą 21 metų lapkričio 24 dieną, tai yra galutinė ir įsiteisėjus teismo nutartis, nes tie procesai pakankamai ilgai vyksta ir kur juodom balto pasakyta, kad LTSA nuo pat pradžių netinkamai vykdė savo priimtą teisės aktą. Ir negana to, dar buvo tie, kurie nuolat baksnojo ir nurodinėjo, kad, koreguokit, keiskit, tvarkykite. Tai nuo ginčių komisijos sprendimo 20 metų kovo 18 dienos LTSA iš tiesų suvokė, kad jie negerai vykdė savo teisės aktą, kad jiems yra neparanku bendrauti su nepelno siekiančiams organizacijomis, tai yra istorinės technikos organizacijomis, ir nuo 20 metų pavasario jie pradėjo mąstyti, kaip keisti visą tą tvarką. Ta tvarka ir buvo sumąstyta keisti 20 metų vasarą. Apie birželį, liepą jau pasirodė pirmieji teisės aktų projektai, būtent kurie ir buvo vėliau priimti. Bet kokie mūsų siūlymai, kreipimaisi, pateikimai, projektinių siūlymų, absoliučiai visi buvo atmesti. Tai yra kaip buvo įsižeidęs mažas vaikas, jeigu jūs taip, tada mes taip. Taip ir buvo, taip ir yra. Ir šiai dienai mes tą matome. Ir tai, kad dabar nurodinėjo Susisiekimo ministerija savo rašte, tai būtent tas ir buvo. Tai vėlgi, tai yra neišvedžiojimai, tai yra faktas. Nes yra visi susirašinėjimai, tai yra tiesiog atmetimai, tai yra nebendravimas su istorinės technikos gerbėjai, tai ir aš po to kaltas likau dėl savo principingumo, bet yra kaip yra. Tai 20 metų rugsėjo 30 dieną buvo priimtas teisės aktas, naujas teisės aktas, numatantis, jog istorinių transporto priemonių vertinimą vykdys techninės apžiūros stotis. Čia man kažkas tai sakė, kad techninės apžiūros stotis lobizuoja visą tai, nori tą daryti, nieko panašaus. Pačios techninės stotis netgi yra parašiusios raštą 20 metų Liepos 14 dieną, kad mes tam nepasirengę, mes to nenorime, bet gavosi taip, kad jie buvo priversti tą daryti ir jie tą buvo padaryti. Dar vienas įdomus faktas, jog 20 metų rugsėjo 30 dienos teisės aktas buvo antiek piktas iš LTSA pusės padarytas, antiek buvo skubama, kad jisai tiesiog prieštaravo aukštesniam įstatymui, tai yra 10 metų saugaus eismo automobilių keliais įstatymui.
Jūs galite visą tai pasižiūrėti. Tai yra duomenų bazėse LTSA, kur pamatysite, kad 20 metų rugsėjo 30 dieną priimamas teisės aktas ir tų pačių metų 11 mėnesio 30 dieną jis yra koreguojamas, keičiamas. Nes vėlgi, man teko reaguoti, rašyti, kad akivaizdus prieštaravimas, ten jau negalima net buvo ginčytis. Bet kuriuo atveju rugsėjo mėnesį buvo toks teisės aktas priimtas. LTSA jau ištaisė savo klaidą, ten buvo tokia labai esminė klaida, tai buvo toks didžiulis pyktis ant istorinės technikos gerbėjų padarytas, kad buvo uždraustas apskritai bet koks judėjimas su istoriniu automobiliu, apart įrenginius. Taip ir parašyta ten. Jeigu netingit, galit pasižiūrėti, nesudėtingai surasite. Tai kas akivaizdžiai prieštaravo aukštesniam įstatymui, teko man į tai reaguoti, parašyti, kad, hebrytė, pyktis pykčių, bet logika turi būti. LTSA pripažino savo klaidą ir pakoregavom teisės aktą, taip kad tas skubiai operatyviai priimtas teisės aktas ir buvo pakoreguotas lapkričio 10 dieną. Lapkričio 30 dieną. LTSA antiek skubėjo priimti naują teisės aktą ir naują reglamentavimą, jog jie netgi norėjo, kad jis įsigaliotų po mėnesio. Tai yra nuo lapkričio 1 dienos, priimamas rugsėjo 30 ir įsigalioja lapkričio 1 dieną. Bet tam paprieštaravo VI Regitra, tuo metu VI Regitra, dabar ABA Regitra, nurodžiusi, kad mes paprasčiausiai nespėsime pasirengti reglamentavimui ir naujos tvarkos funkcionavimui, nes ten buvo vienas labai esminis skirtumas. Istorinio automobilio atsiradimo statuso pradžia. Kuomet vertino asociacijos, tai ta pradžia buvo laikoma nuo automobilio įrašymo į istorinių transporto priemonių sąrašą. Toks sąrašas yra viešas. Jis ir dabar yra viešas. Pagal naują reglamentavimą, pagal naują vertinimo tvarką, istorinis automobilis patampa tik tai nuo istorinių numerių išdavimo. Tai yra nuo tada, kada Regitra išduoda istorinius numerius. Ir va čia tokia, ne tai kad kolizija, bet toks pasirengimas buvo reikalingas. Regitra paprašė 4 mėnesių, kas ir buvo padaryta, ir tvarka įsigaliojo nuo 21 metų vasario 1 dienos. Berods, čia, taip. Tai štai ir gavosi tokia tvarka. Ir pagal naują tvarką dabar istorinius automobilius vertina ne istorinės srities specialistai, kaip kad yra visame pasaulyje, o techninės srities specialistai. Ir jūs puikiai patys matote, ir man ne jums aiškinti, ir ne jums komentuoti, kaip ir kokios problemos yra šiai dienai su techninės apžiūros neva istorinės technikos specialistais. Iš karto pasakysiu išimti, kad taip yra kai kurių žmonių, bet jie didžiąją dalimi yra techninės srities specialistai. Taip yra, kurie domisi istorinė technika, bet tai yra labai didelė mažuma. Yra kaip yra. Tai gavosi tokia situacija, kad aš vėl pakėliau šitą klausimą ir sakau, kad negali taip daugiau tęstis. Reikia ir šitą naują vertinimo tvarką peržiūrėti ir grįžti prie senosios, tik senąją sugriežtinti. Manau, kad jūs tikrai visi sutiksite, kad tai buvo gera tvarka, tai buvo ir papildomų lėšų šaltinis asociacijoms, ir iš tų papildomų lėšų buvo organizuojami renginiai, leidžiami leidiniai, vykdoma visa kita švietėjiška veikla. Ir tai iš tiesų buvo didžiulis, kaip ir pakilimas istorinės automoto technikos. Bet visą tai žinoma nerūpė nei LTSA, nei Susisiekimo ministerijai, kuri vėlgi tuo pačiu raštu parašo, kad tvarka šiai dienai yra labai gera, jinai eliminavo visus teisminius ginčius, apie kuriuos aš jums tik minėjau, ir kad jie norėtų ir palikti toliau šitą vadinamą vertinimo tvarką. Tai gavosi taip, kad aš vėl reaguoju į šitą raštą. Aš įrašinėju šitą dabar video ir gyvai sakau, ir jūs galbūt iš manęs jaučiate, kad iš tiesų aš kaip ir, emocingai reaguoju, nes bandau išdėstyti faktus, o ne emocijas, bet, sunkiai man sekasi, nes aš visame tame, kame gyvavau, veikiau, kažkas geriau pasisekė, kažkas blogiau pasisekė, vieni mane palaikė, kiti mažiau palaikė, bet, aš jaučiu, kad aš darau tai, kas yra tinkama, kas yra gerai ir ko gero toliau darysiu. Taip, kad visus šitos faktus aš pabandžiau čia dabar išdėstyti, sužiūrėti. Jeigu kažkur kažką praleidau, aš galėsiu tą papildyti.
Raštai yra vieši, su jais visą laiką galima susipažinti, ta chronologija yra pas mane jau senai sudėliota ir aš ją nuolat vis teikiu. Susisiekimo ministerijoje ir LTSA žmonės nesikeičia, jie to patys kaip buvo, taip ir yra. Ten vargu bau, ar kažkokia tai, na, kažkokius tai sprendimus mes su jų pagalba pasieksime. Kas gali būti? O gali būti labai elementarus dalykus. LTSA ir susisiekimo ministerija dar labiau įsižeis, tiek dėl šito video, tiek dėl raštų ir dar principingiau ir mano nuomonė dar kvailiau imsis kažkokių tai priemonių, būtent riboti istorinių transporto priemonių judėjimą. Bet, negaliu aš nusileisti ir negaliu aš žiūrėti į tokį abojumą. Ir tuo labiau į susisiekimo ministerijos akivaizdų netiesos sakymą, būtent va štai tokiais raštais, kad prieš tai buvusi tvarka yra betvarkė, o dabartinė yra ideali. Taip, jinai yra ideali ta prasme, kad susisiekimo ministerijai ir LTSA su dabartinė tvarka absoliučiai nieko nereikia daryti. Jie net neprisiliečia prie istorinių automobilių. Jeigu pagal seną įvertinimo tvarką LTSA reikėjo vesti ir sąrašus istorinių automobilių, ir asociacijas koordinuoti, jas įrašinėti, tai šiai dienai tokios pareigos jiems nieko neliko. Viskas, jie yra švarūs, pūkuoti, nuostabūs, nepakartojami. Viską permetė į Transekstą ir va ten jūs jau, kaip sakant, tvarkykitės. O jiems dabar yra atrištos rankos. Taip kad šioje dabartinėje situacijoje vienintelis yra laimėtojas, tai yra susisiekimo ministerija su jai pavaldžia institucija LTSA. O mes, istorinės technikos gerbėjai, už borto. Transeksta šiuo atveju nemanau, kad yra labai patenkinta jiems primesta nauja pareiga, nes jiems buvo paprasčiau vertinti iš karto atvykusį istorinį automobilį, kuris jau yra sąrašuose. Ar jis kokybiškas ar nekokybiškas, ten yra kiti niuansai, nes buvo dvi institucijos. Viena pripažįsta istorinį statusą asociacijos, kita vertina techninį stovį. Šiuo atveju dabar yra viskas suplakta, ta pati institucija vertina ir istorinį statusą, ir techninį statusą. Kas mano gilių įsitikinimu yra netinkamai, neteisinga ir yra žalinga. Ir žinoma, tai yra didžiulė nepagarba istorinės technikos judėjimui. Tai trumpai tiek. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad susižiūrėjote. Šitą diskusiją tikrai toliau aš pratęsiu. Bus naujienų. Žinoma, informuosiu. Ačiū už dėmesį.